Labdiena, mėly Facebooko draugai, YouTube'o, TikTok'o, Patreon'o kanalo žiūrovai. Šitą gražią vasaros dieną leiskite pasveikinti visas mamas motinos dienos proga. Ir ne tik mamas, ir tas moteris, kurios galbūt norėjo tapti mamom, bet likimas to padaryti neleido, jūs ką galėjo, tą padarėt. Ir norėčiau padėkoti už tai, kad jūs visiems žmonėms dovanojote gyvenimą. Aš daug dešimtmečių stovėjau tuose vartuose, kur yra motinystės virsmas. Ir mačiau, kaip kartais tai būna sunku, kokius kryžiaus kelius nueina žmogus, kad tapti motina. Kartais dėja mama gimdydama ir miršta, kad padovanoti gyvenimą jums mylėjai. Ir norėčiau atkreipti dabar dėmesį į kitą tokį reiškinį, kuris mano akiai žiūrint yra labai neteisingas, kada daugybė organizuotų mano kolegų, taip, yra psichoterapeutai, psichiatrai, psichologai, įvairūs kaučeriai ir santykių ekspertai kažkaip tam vaikui bando įrodyti, kad dėl jo gyvenimo kažkokių bėdų kalta mama, ir tėvas šiuo atveju, kalti tėvai. Aš nekalbu apie kraštutinumus, kur ten kažkokia išprotėjus motina pasmaugia savo dvynukus ar išprotėjęs tėvas paskandina vaikų šulinį. Aš apskritai apie daugumą žmonių kalbu. Mano aplinkoje labai daug psichoterapeutų, psichiatrų, psichologų, kurie savo vaikų anaiptol neužaugino subalansuotom asmenybėm, brandžiom asmenybėm. Gal teisingesnis būtų pasakymas, nei vieno nežinau, kuris užaugino savo vaikus brandžiom, stabiliom asmenybėm. O jie teoriškai, kaip gerai žino, kaip tą reikėtų daryti ir moko to daryti kitus. Nes teorija ir gyvenimas labai skirtingi dalykai, reikia kartais truputėlį plačiau atsimerkti ir pažvelgti į visą tai. Kai turbūt niekam nepaslaptis taip, kad Marija Montessori savo vaiką numetė auginti kitiem žmonėm, o pati išdidžiai kūrė vaikų ugdymo teorijas. Ir žmogus, kuriam taip organizuotai skiepija milijonai žmonių kažkokį tai jausmą apkaltos savo mamai, jis nėra laimingesnis, ar jo gyvenimas nepasidaro kažkoks sklandesnis. Nes milijonai žmonių, aš pagal kolegų skaičių Lietuvos 2,5 milijono perskaičiavau į pasaulio skaičius, tai yra milijonai žmonių, kurie skiepė mums kažkodėl, tai mūsų tėvų, mums kažkokį tai pasėtą blogį. Tai nėra gerai. Ir žmogui tai neleidžia skleistis, kažkaip žinant, kad tavo motina kažkodėl tai tau tiek blogų darbų padarė. Ir aš net kompanijoje esu matęs, kad psichoterapeutas bando išklausti, klausia, kapsto ir staiga nušvinta kaip saulė, čia kur prieš mane, kada kažką tai iškapsto, kad kažkur tai ta motina visgi nusikalto. Kam nuo to geriau? Ką tas žinojimas žmogui padeda? Mano gyvenime ne kartą, ne du, ne tris ir ne keturis yra buvę, kai moteris gimdė negyvą vaiką. Ji žinojo, kad tas vaikutis bus negyvas, ar tai kažkoks didelis apsigimimas, ar nedirbo placenta, ar tas vaikutis tiesiog labai mažas ir dalis tų moterų nenorėjo to vaiko matyti. Tiesiog nenorėjo tos tokios savo traumas, kad taip įsisriektų į galvą tas vaizdas, kuris visą gyvenimą jį trukdys gyventi. Ir mėly kolegos, ar jūs įdėdami į galvą šitą apkaltinimo motinai ir tėvui jausmą, jūs galvot, kad jūs padedat tam vaikui? Man toks tokia mintis, kad žmogus tiesiog kaip asmenybė negali išsiskleisti, negali būti laimingas, kada jis netlieka 3 gyvenime tokių veiksmų. Pirma, neatleidžia savo tėvam. Mūsų tėvai, kaip mokėjo, taip jie mus ir mylėjo. Čia dar tik 20 metų, kaip ten pozityvi tėvystė, Montessori ir taip toliau, mus aiškina, kaip auginti. Jie kaip mokėjo, taip jie mus ir mylėjo. Ir tik tėvai mums norėjo gero. Ne
bendradarbiai, ne vyras ir žmona galbūt, bet tėvai nuoširdžiausiai mums norėjo laimės. Ir dabar dėl kažkokios smulkmenos apkaltinti labai, nemalonu žiūrėti, kaip žmogus, sveikas, beveik ar jau suaugęs, gerai įmitęs, su geru išsilavinimu, tokiu, finansiniu startu gyvenimo pradžioje ir kad kaltina tėvus dėl kažko, taip, klaidų visi pridaro, bet tėvai kaip mokėjo, taip mylėjo. Ir galbūt dabar tas toks milijoninis bandymas tą tėvą, motiną pažeminti vaikų akyse yra kažkoks organizuotas. Man nepatinka tas terminas sąmokslo teorija, bet jeigu tą žmogų paveikti taip, kad tėvą ir motiną jisai savo vertybių autoritetų skalėje pastums žemiau, jis tampa žymiai lengviau pažeidžiamas. Tada kažkoks dėdė ar teta iš televizoriaus, ar dėdė ir teta su kažkokiu vaivorykštiniu ženkleliu atvažiavęs į mokyklą atrodė žymiai rimtesnis vaikui, nors jis gero tam vaikui tikrai nenori. Ar pastatyti vaiką su kažkokiu šlykščiu plakatu su didelė varpa kažkokiam Vilniaus mitinge, tai iš to vaiko yra pasinaudojama. Nei vienas tėvas nenorėtų, kad jo vaikas stovėtų su didelė medinė varpa kažkokiam mitinge ir jį visi fotografuotų. Nes tik tai tėvai mums nori laimės. Ir pirmiausia, mes turime atleisti savo tėvam. Tada mums bus žymiai lengviau. Po to turim atleisti savo. Kiekvienas esam padarę kažką ir Jėzus Kristus padarė ir Dalai Lama kažką padarė. Galbūt, bet tai toks tada buvo laikas. Žmogus tik norėjo būti laimingas. Mano vaikystės draugų tarpe yra pora žmonių, nuėję klystkeliais. Bet tai tiesiog, jeigu dabar jų vietoj, kurie labai smerkia, pavyzdžiui, tos žmonės, atsirastų inteligentai plonais pirštukais, jie tiesiog būtų neišgyvenę. O tie žmonės kažkaip išgyveno. Taip, jie nusikalto, bet tiesiog jie išgyveno. Jie norėjo pabūti laimingi. Ir dėl to savo reikia atleisti, nes tas priekaištas savo jis labai stabdo. Po to, pagal galimybės, atleisti visiems aplinkui. Aš suprantu, taip, teorija, deklaratyvi frazė, bet ypatingai jeigu dar ūmi fazė, santykiai vyro moters, santykiai brolio, santykiai tėvo vaiko, santykiai darbe, kada nespėja atsigulti į lovą, nespėja užsimerkti ir jau akyse bėga ten tie visokie dialogai, kur tu galvoji, ką aš pasakiau ne taip, galėjau galbūt to nepasakyti ar kitaip pasakyti, ar to nepadaryti ar kitaip padaryti. Bet bent jau priimkite sprendimą, kad aš nekariauju ir tada bus lengviau. Taip, yra kažkokių tai niekšelių, kurie stengiasi mūsų gyvenimą padaryti blogesniu, bet kad mes kažkaip tai labai giliai jų nekesim, mes nieko savo geriau nepadarysim. Ir dėl to puikia proga, jeigu dar gyva jūsų mama, tiesiog nueikit ir pabučiuokit ją į ranką. Nes tas laikas labai greitai praeis. Atsiprašykit už grubų žodį. Jeigu jūsų tėvų nėra gyvųjų tarpe, aš galiu pasakyti jums tokią labai labai lengvinančią frazę. Jeigu egzistuoja kažkoks tai pomirtinis gyvenimas, kažkokia tai forma, ir mūsų tėvai mus mato ar girdi, jie jau seniai mums už viską yra atleidę. Seniai. Dėl to nusiraminkit. Aš suprantu, kiek žmonių yra verkiančių prie kapo, kiek žmonių yra verkiančių į tamsą, plakdami akim naktį, prisiminę, ką negražaus pasakė savo motinai. Bet ji jau seniai jums atleido. Dėl to jūs tikrai galite nusiraminti. Ir mielos moteris, sveikinu jūs motinos dienos progą. Skleiskitės kaip šitas žiedas. Tegul skleidžiasi jūsų vaikai. Ir dar kartą, jeigu jūsų mama gyva, nueikite pas ją. Puikia proga atnaujinti kontaktą, palengvinti kažkokią tai keblią situaciją. Nes tai, kad jūs vaikštot pas kažkokį dėdė ir tetą, mokat jiem pinigus, kad paaiškintų, kokia ta mama jūsų klaidų darytoja, tai nieko gero nepriveda. Mėly kolegos, jums linkiu įjungti fantaziją, kažkaip truputėlį kaip tik suamortizuoti šitą situaciją, o ne užaštrinti.
Aš suprantu, kad dalis jūsų tą ir darot. Jūs suprantat, kad tai niekur neveda. Bet dalis iš jūsų, ypatingai ten visokiausi savamoksliai ir besireiškiantys Facebook'e, jie tiesiog daro kiaulystę. Taigi, mielos moteris, neužsitęsiu su motinos diena, ramių jums tėvų, ramių jums vaikučių ir sklandžios motinystės. Iki.